Sveiki visi, su jumis sveikinasi Dainius. Visų pirma, noriu pasveikinti visus su artėjusią vasarą, nors keliomis dienomis anksčiau, tačiau matome, oras iš tikrųjų yra nuostabus. Ir iš tikrųjų po to mėgaujamasi gamta, reikėtų apmastyti ateinančius savaitės svarbiausias naujienas rinkoje, kadangi rinkose pakankamai judėjimas yra nemažas šiuo metu, tikrai yra įvykių, kurie, sakykime, įtakoja vienokį ir kitokį sentimentą rinkose, tarkime, artėja ir Brexito balsavimas, dėl Britų pasitraukimų iš ES svarbus referendumas. Kitas dalykas, ateinančią savaitę mes turime pirmąjį mėnesio penktadienį, kaip visą laiką labai svarbus, labai ryškiai naujiena ir kuris, sakykime, įtakoja didžiąją dalimi viso mėnesio paskui jų sentimentą. Ir dabar iš tikrųjų, jeigu mes žiūrėtum, kaip prieš mėnesį rinkų dalyviai vertino tikimybę, kad Federalinis rezervų bankas gali, sakykime, didinti palūkanų normas, tai, sakykime, buvo vertinama, kad šiais metais galbūt metų galbe, galbūt gruodžio mėnesį, sakykime, rugsėjo mėnesį tokie pasvarstymai, rugsėjo mėnesio tikimybė buvo pakankamai maža. Tai, sakykime, šiuo metu mes matome, kad ta tikimybė yra gerokai padidėjusi ir jau rinkų dalyviai mąsto apie tai, kad birželio mėnesį yra tikėtinas palūkanų normų didinimas jau 40% tikimybė. Tai iš tikrųjų pakankamai rodo, kaip rinkų dalyviai staiga pakeitė savo sentimentą nuo 0% tikimybės iki 40% tikimybės. Aišku, šiaip iš tikrųjų asmeniškai tai netikėčiau, kad birželio mėnesį yra tikėtinas scenarijus palūkanų didinimo, vis dėlto per daug rizikingas faktorius, vien jau G7 susitikimuose matėme, kad būtent labai didelis dėmesys yra į Britų referendumą, kuris būtent darytų poveikį visai globaliai ekonomikai, galimas akcijų rinkose didesnis išpardavimas pradėjus panikuoti rinkų dalyviams. Tai taip, kad iš tikrųjų galvoju, kad Federalinis rezervų bankas, kad ir kaip, sakykime, optimistiškai atrodytų dabar Amerikos duomenys, tai iš tikrųjų greičiausiai, kad atidės sprendimą po Brexito, tai būtent gal greičiausiai atveju, jeigu ir palūkanų normos būtų didinimos, tai Liepos rugpjūčio mėnesiais vasaros periodu. Todėl, jeigu, sakykime, taip žvelgiant į šią vasarą, tai jinai pakankamai laukia aktyvi, dėl to, kad birželio pabaigoje laukia balsavimas Britų dėl būtent referendumas, paskui, sakykime, Liepą rugpjūtį, jeigu vyraus ir toliau sentimentai dėl galimo palūkanų normų didinimo, Europos centrinis bankas taip pat šiuo metu labai atidžiai seka savo, reiškia, ekonominius rodiklius viso regiono ir jeigu mes matome pakankamai neblogą rezultatą, kas vyksta Prancūzijai, Vokietijai, o, sakykime, periferinės šalis gerokai atsilieka. Tai tokio labai ryškiai teigiamo sentimento Europos centrinio banko vadovas šiuo metu negalėtų pateikti dėl ES būklės, plus yra labai rizikingas vėlgi faktorius Brexito galimybė. Tai jeigu, sakykime, šis scenarius išsipildytų, greičiausiai, kad Europos centrinis bankas turėtų imtis irgi papildomų priemonių, reiškia, kaip dar papildomai stimuliuoti ekonomiką. Aišku, kažkaip tai reikėtų išvengti ir akcijų rinkų galimo nuosmukio per šitą periodą. Todėl vasara laukia iš tikrųjų įdomi. Ir bendrai pastaruoju metu per pastarosius 5 metų, neprisimenu, kad vasara būtų jau ten labai vangus judėjimas. Gal ten, sakykime, 2011 metais buvo toksai vangesnis judėjimas su Japonijos jena po visų, sakykime, stimuliavimo programų. O dabar pastaruoju metu tikrai viskas juda pakankamai neblogai. Iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad šiemet ir vėl atidirbo Sell in May and Go Away taisyklė euro-dolerio poroje per pastarosius irgi, jeigu taip žiūrint atgal 10 metų periode, tai iš tikrųjų, greičiausiai 8 metai iš tų 10 buvo, kada atidirbo euro-dolerio poroj kritimas gegužės mėnesį. Šita frazė Sell in May and Go Away buvo pritaikyta pirmiausia panaudota akcijų prekybininko almanachė dar 1950 metais ir prigijo. Čia iš tikrųjų įvairių yra versijų, dėl ko tas išpardavimas vyksta. Vieni mano, kad investuotojai fiksuojasi akcijų pelnus, būtent gegužės mėnesį prieš atostogų sezoną. Bet tarsi tai nėra kažkokio fakto, dėl kurio taip vyksta. Tiesiog sezoniniai ciklai, kada darai analizę, netgi ir labai ilgalaikiškoje periodų, netgi 109 metų analizę teko matyti studiją, kur būtent yra padaryta, kad gegužės mėnesį Sell in May and Go Away taisyklė veikia ir aišku, tas gegužės mėnesio išpardavimas, paskui rugsėjo, rugpjūčio mėnesio pabaigoje akcijų rinkose vykstantis išpardavimas, šiuo metu jis irgi taip pat tikėtinas, jeigu, sakykime, prasidėtų palūkanų normų didinimas iš Amerikos, tas galimai šiek tiek neigiamai veiktų akcijų rinkas Amerikos, būtent prasidėtų pelnų fiksavimas.
Tai toksai, sakykime, tokie dalykai, kurie suveikia rinkose, svarbu, kad, sakykime, galime juose sudalyvauti. Ateinančią savaitę yra pirmas mėnesio penktadienis, be abejo, su didžiausiu padidinimo stiklu rinkų dalyviai greičiausiai stebės šią naujieną, kadangi, kaip sakiau, labai staigiai pasikeistė sentimentas po pastarųjų vartojimo rodiklių iš Amerikos, kurie išėjo geresni ir, reiškia, vidutinis atlyginimų augimas irgi praėjusį mėnesį išėjo pakankamai neblogas. Dėl to šį kartą unemployment rate, bedarbystės lygis prognozuojama, kad jisai sumažės iki 4,9%. Tokį sumažėjimą galima prognozuoti iš tikrųjų, kadangi savaitinės bedarbystės paraiškos iš tikrųjų mažėja. Pastaruoju metu, nuo praeito mėnesio paskelbimo jos ir toliau mažėja. Šiaip iš tikrųjų Amerikoje visą laiką yra pastebima tendencija, kad pirmas ketvirtis ekonominis augimas būna šiek tiek lėtesnis, antras greitėja, per trečią būna pasiekiamas pakankamai aukštas rezultatas. Tai šiaip iš tikrųjų ši žiema, kad ir, sakykime, žiemos šalčiai, žiemos, reiškiasi, štormai visi nepadarė didelės įtakos ekonomikai neigiamos. Mes matėme, kad bendras vidaus produktas per pirmą ketvirtį augo visai neblogai, kaip ir buvo tikimasi. Penktadienį kaip tik buvo paskelbtas rodiklis, tai buvo 0,8%. Visiškai atitiko prognozės, ar esmė nebuvo kažkokių tai staigmenų, viskas labai neblogai. Vartotojų sentimentas yra taip pat labai aukštame lygyje. Vartotojų sentimento apklausos jos pakankamai tiksliai rodo vėliau, ko mes galime laukti iš vartojimo domenų, iš nekilnojamo turto pardavimo domenų, nes apklausose žmonės klausimi būtent panašių klausimų, kaip tarkim, jeigu atleistų iš darbo jūs, kaip greitai tikitės rasti naują darbą, reiškia, ar tikitės atlyginimų augimo artimiausiu metu. Ir žmonės, kurie dirba įmonėse, jie jaučia labai greitai tą sentimento pasikeitimą, būtent ar įmonė plečiasi ar nesiplečia. Ir tos sentimento apklausos nereikėtų taip visiškai jas, sakykime, pro pirštus praleisti, jos yra aukštumuose šiuo metu. Ateinantį savaitę ne tik tais Amerikai yra svarbi. Žinoma, kad bedarbystės lygis yra svarbi naujiena, bet šiuo metu Amerikos centrinis bankas yra pilnai pasiekęs savo mandatą. Būtent bedarbystės lygis yra 5%, tai yra, sakykime, full employmentas, pilnai darbinta ekonomika ir tai reiškia, tas mandato pasiekimas jau kaip ir leistų didinti palūkanų normas. Pastaruoju metu bene svarbiausia naujiena yra infliacijos augimo užtikrinimas. Atsiminkime, kad naftos kaina atsistatė, naftos kaina artėja prie $50 už barelį, tai reiškia, yra faktorius, kuris gali didėti infliacijos augimą, vartojimo rodikliai šiek tiek gerėja, dėl to visos yra sąlygos sulaukti infliacijos didėjimo pastaruoju metu. Jeigu, reiškia, ateinančią savaitę vidutinis atlyginimų augimas didės, ar tai 0,2, ar tai 0,3%, kiek sukurta naujų darbo vietų šiuo metu nebėra tiek svarbus rodiklis, nebent tai išeitų visiškai blogas, sakykime, bet aš manau, kad išeitų viską, kas išeitų apie 180 tūkstančių, jau rinka vertintų pakankamai neblogai. Svarbiausia bus vidutinis atlyginimų augimas, nes Janet Yellen, Centrinio banko vadovė, penktadienį būtent pasisakė, kad jeigu atlyginimų augimas ir toliau didės, tai, sakykime, turėsime pakankamai neblogas sąlygas jau ruoštis palūkanų normų didinimo artimiausių metų. Data nebuvo įvardinta kada, bet pasakymas artimiausių metų, būtent vasaros mėnesiais, ta tikimybė jinai didėja. Ir kuo, sakykime, arčiau toks įvykis, tuo didesnis skirtumas tarp euro, sakykime, monetarinės politikos ir Amerikos. Vieni mažina palūkanas ir stimuliuoja ekonomiką agresyviai pakankamai, kiti didina. Ir tas palūkanų normų diferencialas, bondų pajamingumo diferencialai, jie lemia būtent judėjimus euro-dolerio poroje. Dėl ko mes ir matėm gegužės mėnesis euro-dolerio smukimą, kaip ir minėjom, bet visą prieš tai, kad nereikėtų prisirišti prie euro-dolerio brangimo tendencijos. Ateinančią savaitę taip pat iš Japonijos mes sulauksime vartojimo rodiklių, tai yra mažmeniai pardavimai, namų ūkio išlaidavimo duomenys. Šitie duomenys yra svarbus, pagal juos mes galėsime matyti, kokia yra perspektyva dėl Japonijos infliacijos. Jeigu šitie rodikliai išeitų prastesni, vis didės sentimentas, kad Japonijos centrinis bankas gali imtis papildomų monetarinių stimulų jau artimiausių metų. Nes, tiesiog, kuo toliau tolsta centrinis bankas nuo savo mandatų, šiuo metu yra infliacija tikrai toli nuo to, ko siekia centrinis bankas, yra defliacija, galima sakyti, o centrinis bankas siekia 2% infliacijos augimo, tai kad nepatirtų fiasko su savo monetarinė politika, greičiausiai reiks imtis papildomų monetarinių stimulų. Apie tai buvo kalbama, G7 susitikime Japonija buvo kritikuojama dėl šitos vykdomos monetarinės politikos, bet, čia iš tikrųjų pakankamai atrodo
gal sakykime, savanaudiški kitų šalių atžvilgių, nes Amerika tokius stimulus būtent vykdė nuo pat finansų krizės pradžios, pakankamai agresyvius. Tai taip, kad, sakykime, negalima Japonų už tai smerkti, tai yra vykdoma tokia pat monetarinė politika, lengvinimo monetarinė politika, kokią vykdo pastaruoju metu dauguma centrinių bankų. Sakykime, pati savaitės pradžia pakankamai rami, tik tai turėsime iš Vokietijos infliaciją, preliminarūs infliacijos rodikliai, sakykime, pirmadienis daugiau tokia techninės prekybos diena ir aišku dėmesys į Japonijos vartojimo duomenis. Šiaip doleris Japonijos jena poroje sentimentas stipriai teigiamas ir, sakykime, kiekvieną korekciją panaudočiau pirkimo galimybėms. Žinoma, dabar stebint dolerį Japonijos jeną reikėtų atkreipti dėmesį, labai svarbu atkreipti dėmesį į JAV Amerikos obligacijų, reiškia, pajamingumo pokyčius ir, reiškia, S&P 500. Jeigu akcijų indeksai važiuos į viršų, tas labai stipriai teigiamai gali veikti USD Japonijos jeną, ką mes ir matome. S&P 500 indeksas jisai gražiai važiuoja į viršų ir artėja prie visų laikų rekordinės kainos. Galvoju, kad tas rekordas gali būti pasiektas. 2100 yra toksai svarbus pasipriešimo lygis artimiausiu metu, tačiau šiaip iš tikrųjų gali kaina pasikoreguoti ir iki 2150. Kol nėra signalo apie bulių išsikvėpimo rinkoje, tol kol kas apie pardavimo pozicijas, apie sell pozicijas galvoti S&P 500 indeksų nėra. Ir tas duos palaikymą greičiausiai artimiausiu metu dolerio Japonijos jenos judėjimui. Toliau, sakykime, savaitės eigoje mes matysime taip pat rodiklius iš Kinijos. Kinijos rodikliai iš tikrųjų didžiąją dalimi įtakos žaliavinių valiutų judėjimus, tai yra Australijos doleris, Kanados doleris, Naujosios Zelandijos doleris. Aišku, Australijos bendras vidaus produktas jisai bus skelbiamas taip pat trečiadienį ir jis greičiausiai išeis neprastas, nes čia yra pirmo ketvirčio BVP ir pirmą ketvirtį mes matėm šiek tiek vartojimo, pakankamai neblogus rodiklius ir aišku, eksportas šiek tiek atsistatytas, gali įtakoti bendro vidaus produkto geresnį rodiklį. Tai yra, galima sakyti, atidirbusi jau naujiena. Jeigu Kinijos būtent Market Economics instituto daromas Manufacturing PMI rodiklis išeis ir toliau blogesnis ir toliau patvirtins Kinijos ekonomikos lėtėjimą, Australijos doleris poroje mes galime ir toliau matyti kritimo tendenciją. Na, iš tikrųjų, tą tendenciją kol kas laikyčiau artimiausiu metu ir kiekvieną korekciją, ar tai būtų didesnė, ar tai mažesnė, panaudočiau toliau pardavimo paieškoms. Iš Anglijos taip pat prieš Brexitą mes matėme svaro brangimą ir šis gegužės mėnesis svaro brangimu būtent pasižymėjo, investuotojai prasidėjo pelnų fiksavimas, nes tikrai pakankamai nemažas short pozicijų kiekis buvo. Normalu tiesiog yra didesnė korekcija ir ateinančią savaitę būtent išeis gamybos sektoriaus užsakymo vadybininkų indeksas, paslaugų sektoriaus ir statybų sektoriaus indeksai. Greičiausiai indeksai išeis šiek tiek geresni, nes praėjusį mėnesį turėjome didelį nuosmukį, tai tokia korekcija kaip ir tikėtina, tačiau bet kokį didesnį pakilimą GBP porose žiūrėčiau sell galimybės, ypatingai GBP ir PI poroj iki Brexito, sakykime, balsavimo, manau, kad galimas GBP ir PI poroje fundamentaliai didesnis kritimas, aišku, techniškai tam reikia surasti geras vietas. Europos centrinis bankas ketvirtadienį taip pat skelbia būtent spaudos konferenciją, kurios metu pasisakys, kaip vertina dabartinę monetarinę politiką. Greičiausiai niekas nebus keičiamas, sentimentas ir tonas centrinio banko galų galiai išliks toks pat. Greičiausiai bus sakoma, kad reikės dar papildomai sulaukti rodiklių, pasižiūrėti, kaip atrodo ekonomika ir neskubės imtis papildomų monetarinių stimulų. Žinoma, greičiausiai bus įvardyjamos tam tikros priemonės, kaip būtų gelbėjimas, jeigu įvyktų, sakykime, Brexitas, nes vis dėlto tai stipriai paveiktų ir eurozonos indeksus akcijų ir bendrai, sakykime, euro valiutą, sakykime, gali tikrai pakankamai lemti nemažą smukimą. Šiaip pastaruoju metu tas euro silpnėjimas Mario Draghi turėtų tenkinti, euro silpnėjimas prieš dolerį turiu mintyje, tas šiek tiek irgi gali prisidėti prie infliacijos didėjimo spartesnio. Na ir aišku, pirmasis mėnesio penktadienis Amerikos darbo rinkos rodikliai, kaip visada mokymų programos traderis ekspertas dalyviai, mūsų galės dalyvauti tiesioginiai apžvalgoje ketvirtadienį, vieną dieną prieš, kaip visą laiką tradiciškai darom apžvalgą, kas link pirmo mėnesio penktadienį, ne per patį penktadienį, nes tai būna, reiškia, daug tokio ir emocinio veiksmo rinkoje, geriausia visą laiką yra iš anksto pasiruošti planą, kaip elgsimės vienokį ar kitokį atveju, tai geriausia elgtis vienokį ar kitokį atveju rinkoje. Iš techninės pusės šiuo metu grafikai yra
pakankamai aiškus daug ir rinkoje toliau to intervalinio judėjimo. Tikrai nereikėtų labai stipriai prisirišti prie vienos ar kitos krypties. S&P 500 indeksas, kaip ir minėjau, jisai pasiekęs yra stipraus pasipriešinimo zoną šiuo metu ir zonoje ties 2100 laukčiau būtent bulių išsikvėpimo signalo ir reiškia galimybę jau paieškoti sell pozicijų su 2:1 ir didesnių santykių. Jeigu rinka čia prasimuštų, tuomet jau laukčiau, sakykime, kainos kilimo iki naujų aukštumų ir galimai, sakykime, iki Brexit referendumo, jeigu S&P 500 indeksas dar pakils, tai tik tai didės likvidumas vėliau, sakykime, pardavėjams užeiti į rinką, nes iki Brexito galimai fondų valdytojai gali pradėti fiksuotis pozicijas iš akcijų brangimo būtent iki rizikingo tokio momento, kuris jo dar vyksta vasarą ir taip traderiai dirba ne visų, sakykime, pajėgumų, tai manau, kad čia galima sulaukti S&P 500 indekso didesnio kolapso, bet tam reikia, sakykime, čia yra tik toksai teorinis pasvarstymas, praktiškai reikia sulaukti būtent veiksmo rinkoje, kuris šitą, sakykime, sentimentą patvirtintų. Dėl to su pirkimais S&P 500 indeksą tikrai jau reikėtų atsargiai, šiuo metu jau būtų pavėluoti pirkimai. Pirkimai buvo štai šitoje zonoje, ties 2.039 galimi, dabar jau apie pirkimus galvoti per korekcijas nereikėtų, o greičiausiai šiuo metu techniškai kainų intervalo viršūnė reikėtų laukti bulių išsikvėpimo ir sell high pozicijų, pardavimo pozicijų. Doleris Japonijos dienos poroje sentimentas išlieka teigiamas dėl skirtingos monetarnės politikos. Ateinančią savaitę iš Japonijos duomenys patvirtins, kiek reikalinga Japonams stimulų papildomų programos ir dėl to didesnės korekcijas, kiekvieną didesnę korekciją panaudočiau pirkimo pozicijoms. Kaina labai juda intervališkai, dėl to vytis rinkos jokių būdų nėra jokios galimybės, nėra jokio tikslo šiuo metu pirkti, sakykime, pirkti reikėtų per didesnės korekcijas, artimiausio palaikymo paspaudimo metu iki 109.00 būtų galimybė, ar kiek žemiau, ties 108.50 zonoje su 2:1 pelno nuostolių sąjunga. Vėlgi, kylant iki 111 nereikėtų vytis rinkos, nereikėtų pirkti prie pasipriešinimo lygių tik tai po didesnių korekcijų nuo apatinių bangų ekstremumų, nes sentimentas yra teigiamas, bet techniškai tam nėra patvirtinų. Doleris, frankas techniškai yra būtent kylanti tendencija, dėl to čia, sakykime, su pirkimais galime elgtis drąsiau, kiekvienos korekcijos metu ir toliau žiūrėčiau pirkimų ir net ir netidėti pirkimai šiuo metu galimi, čia iš tikrųjų su doleriu franku pastarasis keletą savaičių nieko nelaukdamas, sakykime, ieškau pirkimo pozicijų. Lygiai tas pats su doleriu Danijos kronas. Sentimentas yra stipriai teigiamas, skirtinga monetarinė politika. Danijos centrinis bankas yra tas, kuris laiko neigiamas palūkanų normos, todėl čia, sakykime, pilnai atsiveria kelias galimybė ir dar didesniam brangimui doleris Danijos krono poroj, na ir kol kas čia, sakykime, nematyčiau priežasčių fiksuotis pelnus iš pirkimų, tiesiog kaip po kiekvienos korekcijos žiūrėti ir toliau pirkimų, na ir pelno tikslas, aišku, yra 6.90, čia toks ilgalaikiškesnis, o šiaip tai, jeigu taip pagal trendą ir 1:1 pelno nuostolio santykių būtų galimybė žiūrėtis pozicijų. Auksas iš tikrųjų pakankamai šiuo metu tokia dviprasmiška situacija su auksu, žinoma, dėl Amerikos monetarinės politikos, dėl Janet Yellen pasisakymo auksas pigo, kas visą laiką, sakykime, aukso koreliacija tarp monetarnės politikos Amerikos ir aukso yra pakankamai ryški, tačiau šiuo metu, sakykime, su auksu yra ateinančią savaitę vienas momentas, tai yra Kinijos ekonomikos duomenys. Jeigu jie išeis blogesni, jeigu, sakykime, prasidės tas toks rizikos netoleravimas rinkose, ten, sakykime, galimas aukso šioks toks didesnis brangimas, didesnė korekcija. Dėl to auksas šiuo metu yra stipraus palaikymo teritorijoje, 10.200 zonoje. Ir, sakykime, šiuo metu, jeigu rinka pasikoreguotų korekcijos atveju iki 1230 šitoje zonoje, šiuo metu apie pardavimus būtų pakankamai agresyvu galvoti po didesnės korekcijos. O jeigu jau rinka prasimuštų pro 1200 žemyn, tuomet kelias iki $1050 netgi funkcija, galime tada galvoti ilgalaikį perspektyvą apie tokias galimybės. Euro dolerio pora iš tikrųjų gražiai prasimušė pro svarbiausius palaikymo lygius, sentimentas euro dolerio poroje lieka neigiamas, dėl to kiekvieną didesnę korekciją panaudočiau tam, kad užeiti į sell galimybės. USD su Kanados doleriu, Kanados doleriu tos kainos judėjimas, tačiau būtent
ateinančią savaitę turėsime iš Kanados bendro vidaus produkto duomenis, aišku, bendras dolerio sentimentas daug įtakos turės ir Kinijos ekonomikos rodikliai. Jeigu ir toliau matysim Kinijos ekonomikos lėtėjimą, USD CAD pora, kaip ir kitos žaliavinės valiutos, gali, tiesiog doleris gali brangti prie žaliavinės valiutos pakankamai stipriai. Dėl to, kol kas yra daug dvigubų judėjimų USD CAD poroje, nesivėjant rinkų skirtingų geriausių žiūrėti, bet pozityvės žiūrėčiau per pirkimų toliau. Out USD pora toliau tęsia krentantį trendą ir čia, sakykime, po kiekvienos didesnės korekcijos būtų galima išduoti toliau sell. Jeigu ateinančią savaitę ir Kinijos rodikliai geresnį išeis ir iš Australijos, galima sulaukti didesnės korekcijos iki 73. Tai yra vis tiek nekylanti tendencija, dėl to kiekvieną pakilimą panaudočiau tam, kad užeiti į sell galimybės. GBP USD pora ir toliau juda intervale, tai nereiškia, kad šitas kilimas yra kylantis trendas, dėl to kiekvieną pakilimą didesnį link viršutinių magnetukų panaudočiau pardavimo pozicijoms su 2:1 ir didesniu pelno nuostolio santykiu. Ateinančios savaitės Kinijos ekonominiai rodikliai mums duos didesnę kryptį, reiškia, matymą, ką galima toliau veikti su vario kaina. Varis yra nukritęs į palaikymo teritoriją, nuo jos atšoko, kol kas sell šitoje zonoje nereiktų ieškoti tame intervale, tik tai kainai prasimušus pro buvusius dugnus. GBP Japonijos jena, kaip minėjau, dėl būtent Brexito galimybės, dėl to ateinančio referendumo, birželio mėnesį gali prasidėti Japonijos jenos stiprėjimas, jeigu tik tais Japonijos centrinis bankas neturės minčių didinti papildomai monetarinius stimulus arba, reiškia, silpninti Japonijos jeną. Tai GBP atvaji poroje pakilimas kol kas iki 163 lieka būtent vieta pardavimams, kol kas tas kilimas tikrai nėra kylantis trendas, prie kurio reikėtų prisirišti ir taip prekiauti, kaip kad rodžiu su doleriu Danijos krona. Visai kitas sentimentas, kitas kontekstas, visai kitas elgesys, kita strategija. Tai tokios mintis dėl kitos savaitės, sėkmingos visiems ateinančios savaitės prekybos, valdykite riziką ir siekite maksimumo rinkoje.